Labuka. Nu ką, pradžiai rytą pradedam nuo relikės įstatymą. Mes laukelį, o man reikės, kad šildytų, žadėjau sakyti radiatorius, kad veidrodžius Kas čia blemba neužsidaro? Kur tau užsidarys, kai palindusi gumos dėžutė. Va, užsidėjom. Tai kaip minėjau, aplink veidrodį. Buvo sunkiai stumdytis ir per kamerą gal taip ir neatrodo baisiai. Vat, o man paskaitin kažkur matyt trumpint, sakau, ar jungtuks trumpint, ar laits kažkur kažką, tai pelė kokia pragriaužas, kas mažai tikėtina. Tai nupirka naują relikę, įdėjau, bet tas pats gavna. Vis tiek kaitin radiatorius pastoviai. Tai ant nakties išimu, o dieną, kai toks orelis, atrodo prieki dangus giedras, o pas mane lyj. Tiek čia, tiek čia. Tai va išlipau atsipraust, dantis išsivalyti, tai blembant nugaras lyj. Gerai, kad nors vėjo nėra, bet vis tiek šlykščiai. Taip vėsų 13 laipsnių. Ir dar lietus ant nugaras varo, tai ne pats maloniausias dalykas. Taip paskubom. Staigiai į vidų. Galvojau, šiandien biškai gal bus geresnė diena, bet žiūrėjau panašiai kaip vakar. Vakar irgi tai lietus, tai saulė. Jau blemba įkyrėjo tas lietus iki negalėjimo. Bet žiūrėjau orus, kitą savaitę rodo jau be lietaus ir giedra. Temperatūra nebus pati aukščiausia, bet bent jau be lietaus. Aišku, visko gali pasikeisti, nes kažkaip tai jau nebetiku. Pradžioje galvojau, kad birželis, kai buvo toks labai irgi lietingas. Galvoju, čia kaip visą laiką. Birželis, Liepa jau bus nebloga. Išėjo atostogų, tas pats oras. Išėjo žmona atostogų, tas pats oras. Sakom, rugpjūtis tiek bus geresnis. Išūda. Nieka geresnis. Lietus do saulė, saulė. Vakar irgi blemba kraunu. Jei sukilo, tai baisulinis toks. Atsisuku, juods debesys atvara. Kai pradėjo šniokšti. Tai pasisukau su savo tą pavėsinę, stoginę. Pavėjui, ką būčiau. Kai nugarą pūstum, blemba, taip nušniokštė. Kojas, aišku, vis tiek sušlapa. Paskui, blemba, sakau, reikia lipti. Diržus jau užsimesti. Nulipau diržus užsimesti. Kai pradėjo vėl šniokšti. Nei vidų bėgti, nei ką, nes pasibaigt noriu. Staigiai persimečiau. Įbaigęs lietus. Visa šlaps jau vėsi. Tai žiūrėjau, šiandien irgi panaši diena. Nuo ankstaus ryto jau naktį girdėjau, kad pylė neblogai. Barbena į kabiną. Dabar irgi va. Lyj. Ajajaj. Orelis. Ką padarysi, žiūrėsim, kaip į sandėlį važiuoti. Iš čia dabar reikia nuvažiuoti prie Beržinų, surinkti taras likutį. Neatsimenu, ne kiek ten yra. Toks tas neatsimenu. Vieną kartą, porą kartų buvęs, bet ne paskutinis buvau. Po manęs dar vežė 3 žmonės iš ten medieną, tai ką ten žinosi, kiek yra. Vat. O paskui lėksam į Gruzdžius, į tą pusę. Greičiausiai. Bet pirmiausia, sulaukam 7, sistema užsipumpavo, da porą minučių luktelėti. Galim raciją įsijungti. Dažnį pasikeisti. Galim ir
šalies pradžiai įvesti. Įvedimas, vairuotojas 1, šalies pradžia 06 PM8. Bet pajudėsim 7 lygiai. Vakar anksčiau baigiau darbus, tai galiu sau leisti. Galiu dabar pradėti važiuoti, bet kad paskui tiksliau ne kad paskui, bet į naktinį režimą tada lipi. Jeigu anksčiau 7 pradedi ir vėliau 10 pabaigi. 10 vakarą, ta prasme. Tada biškai kitaip viskas skaičiuojas, tai nesinori to žaisti. O tai gali paskui prisižaisti. Važiavom į sandėliuką. Kelias daug geresnis, nei kad galvojau, kad bus. Jau taip atrodo atsargiai per tešlas važiavau iš lėto ir vis tiek tokie gabalai prikibę. Nusimečiau kelis pagalius iš... Žodžiu, jaučiu galvojau, kad avietės. Yra ir avietė, bet... Ir kaip žemaičiai sako, nutrelės, dilgelės. Taip, tai kaip minėjau, reikia surinkti iš šito sandėliuko tarą. Paskui reiks atvažiuoti Beržo popiermedį paimti. Reiks nuvežti į Tryškius žmogui mašiną, o priekabą privatininkui. Visai nebloga čia tas popiermedis, stamboks palyginus. Kiek čia bus apie porą mašinų. Į 2 mašinas gal tai nesutalpinsi, nes dar už to posakė ten yra apie 1,5 rungą, bet ten jau plonesnis popiermedis. O čia 2 mašinas kažkur tais drąsiai, jeigu nedaugiau. Čia va rastai keli yra beržiniai. Palikti, kodėl nepalikti? Ar netilpa? Jo, greičiausiai netilpa, nes čia nei puviniai yra, nei per stori. Tai matysim, ką čia sugalvos vadyba su tais daryti. Jo, tai reikės čia grįžti atgalios nuo Kuršėnų, paimti Beržą popiermedį. Vakar pasikeičiau lemputę vieną, gabaritinę. Toj puseliai nedegė. Kaip įsitvarkim, blembant tai matas. Ant kiek šlapia, vandens pilna, vėžios, timberiaus. Čia smagiai būtų diržai prisirišti per dilgėlės. Eina, načia. O tai skaniai būtų, gautum skruzdžių rūgšties. Dilgėlės dilgin ir skruzdžių rūgštį. Galim sakyti, suleid į žmogų, į organizmą. Vat, gal ne čia užlipau iš tikrųjų. Blemba, o dailės. Negali ilgai sėdėti, tampytis. Taip, tai mums reikia paimti lapuočio tarą, spygliuočio tarą. Tai pradžiai pasikrausiu ant mašinos vieną bent jau rungą lapuočio taras. Tada susimesu į galą kiekvienį spyglę
Ir kiek liks dasimesam vėl lapuočią. Taip ir darom. Kas įdomiausia, atrodo tiek daug vandens, tiek daug lietaus ta prasme. O pažiūrėkit, kanalas sausutėlis. Ten vat, kur provėžas yra, vanduo laikos. O kanalas, kad ir žemesnė ir gilesnė vieta, vandens nelaša. Drenažinis griovys. Šiandien rugpjūčio 7 pas mane. Atrodo lietaus daug, bet kanaliukai kai kurie tuštutėliai. Išsimetėm medieną ir jau naują pasikrovėm. Sandėlį gružiuos. Vėl tarą pasikroviau. Reik vežti dabar klientui, ruoš malkas žmonėm, matyt pardavinėjim. Iški žaidimą buvo, reikėjo išrūšiuoti beržą iš bendros krūvos, bendros taras krūvos. Buvo su juodalksniu kartu sudėts. Tas, kas užsakė išpjauti, nėra skirtumo, ar ten drebulė, ar beržas, ar juodalksnis. Tai timberis kartu viską į krūvą ir sutempė. Bet, o čia, kadangi žmogus nori į malkas grinai jau skaldyti, tai užsiprašė tik beržą. Aišku, gerai tokia blemba kaip malka. Tarą, jeigu perki tarą, dažniausiai būna lygi. Aišku, būna visokia. Tas, kas pjauna jau ten, kaip prižiūr, pasitaika. Ir tokių, kur tikrai ne tara, o malka yra. Bet yra ir tokių, kur didžioji dalis, ta prasme, yra lygi. Tiesi lygi. O tai tokia tai pasaka. Susipjovė ir iškėriau vieną kartą kirtą ir perskilą iš karto kaladį. Ir aišku, malka graži tada. Ne tai, kas, sakykim, papirmėdė, kai viešis, matau, jaustai tiksliau, malkas. Tai ten visokie yra ir kur dilbė storė, yra ir 40 cm storė. Medienos storesnės gal dar ne. Visokia storė. O čia tokia, aišku, irgi yra į storų, bet plonesnė nei kažkiek tai nebus jau. Yra standartai nustatyti. Jau tokia neblogai yra. Tai va dabar vežam į Šiaulius iškrauti. Ir paskui važiuosim Rąstų krautis. Reiks į Šilalę nuvežti. Per 2 vietas krautis. Pradžiai reikės į Kuršėnus nulėkti. Sandėliuks yra. Ten susimest likutį. Tas likutis apie 1,5 rungo gal nebus tiek. Ir paskui prasukt pro Beržinus. Ten dasimesti. Nu, tiksliau, ne dasimesti, bet irgi surinkti, kas ten likę yra ten. Šiandien bent mačiau keli pagaliai 5 metriai, kažkiek 6 metrių. Nu, ten biški baraklo. Ir 6 metrių pušės yra keli pagaliai, nors buvau visus iš ten išvešęs, bet matyt traktoris jau šakas traukė, da pamatė kažkur tai gulinčius parkirti. Tai jau tokie 6 pagaliai pušiniai, tokie 6 pagaliai egliniai, tai jau
Svarbiausia, aišku, kad viskas eis į skirtingas krūvas. Tai va, kelis pagalius turėjau atskraidėti, iškė iš tos pusės. Ne kažką. Žiū ten virš rekyvas. Tamsoks debesiuks, tamsoks. Kairiai pusėj nuo manęs. Nu, šiandien tokia dienelė, tai saulė švieta, tai užein nulyn. Vienu tarpu jau tai blemba nupylė. Gerai, ką mašinai, kaip tik važiavau. Gerai, nušnekštė. Paskui nuvažiavau į sandėlį, saulė plėsk. Su megstiniu šilta, be megstinė kaip ir vėsoka, tai jums toksai stiproks. Stužėja dalėtus, gerai, kad nestiprus toks. Pakrapnuojams tik tai. Bet jau galvau, kad vsio, jau bus lietučiai, jau šlaps bus. Nu va, išsikrovėm. Biškį išvažiuoti, tik tais buvo šiokių tokių lengvų problemyčių. Nes blemba, iš vienos pusės malkų priskaldyta, iš kitos pusės mašina pastatyta. Nein užsimest normaliai. Nu, tai prasme, užsimest ein, bet priekis mašinos labai jau tokie spindulį didelį daro sukdams. Tai reikia biškį pasiraitinėti. Bet, kaip saka, ir buvę ir daug blogesnių vietų. Ir galim blokiruotis išjungti. Tokie biškį tešlynai buvo. Juodžiami susimaišę su pjuvenom supuvusiam. Kad neužklimpt. Taip, tai dabar, kaip minėjau, reikia lėkti į Kuršėnus. Na, čia kokias duobės. Į Kuršėnus pasikraut. Dabar tikrai pagalvoti, per kur geriau važiuoti, nes dviračių nesimato. Nes reikės dar sukti Beržinus. Kad būtų pakeliui. Ai, bendrai koks skirtumas. Ir per ten gali nuvažiuoti per vieną pusę. Vingis gaunas didesnis, per kitą pusę vingis gaunas irgi didelis. Tai nėra skirtumo. Realiai. Tai taip ir darom. Važiuojam ten, kur yra vingis. Važiavam į sandėliuką. Kaip minėjau, jau dalį užsimetę. 6 metrių, 5 metrių. Ir dabar reikia iš to sandėlio surinkti likučius. Čia va, 5 metriai, jeigu neklystu. Paskui čia už posūkę dar yra. Nu, blemba, atrodo, kelias neblogs, bet vietom yra ant tiek pralaužta. Dabar važiavau, pusę praktiškai mašinas pasikrovęs. Nu, tai porą vietų buvo, kur jau galvojau, kasėsiu. Nu, va. Ir krūvelė. Ten pušies, paskui
Eglės 6 metrės. Eglės 5 metrės. Tokie ir likučiai. Tai praktiškai biški daug į pusę mašinas gausis nuvežti į Šilalę. Ir tą likutį. Nu blemba. Gal normaliai gausis, bet čia visai. Egliniai 6 metriai. Egliniai 5 metriai. Ir pušiniai 5 metriai. Pušinis ant pačią galą jau krausim, nes atskirai turės iškrauti. Blemba, čia visai neblogai da gausis. Kažkaip galvojau, kad tai bus pusė mašinos, o gausis praktiškai normaliai. Blemka nusitaškė mašiną. Bais. Susimetėm tuos likučius. Blemba bimbals, kai įsegė ranką. Nežėjo, taip pasižiūrėjau, oi, nu na, čia puslė iššokusi. Spėjau jau bruts pridaryti jovalą. Taip, o dabar reikia padaryti tokį juoką. Čia po kairė yra žirnių lauks. Praeitą savaitę da buvo neprinokę. Dabar žiūriu, jau parudavė yra. Reikia šokti gal pasiskinti biškį, pasižiūrėti, kas čia daros su tai žirniukais. Žmogus gal nieko nesakys, nes čia yra pašariniai. O kai būtų skaniai prasivirus. Ne, da tokiam mažiliukai palyginus. Bet kai kurie va jau ruduoja. Ruduoj. Ar čia nuo drėgmės, ar čia nuo ko. Gerai bus, nėra ko daug skinti. Vis tiek pašariniai, ne tie, net nežinau kaip kitaip vadinas dar. Jau praguldyti normaliai. Atsimenu, sovietiniais laikais eidavom, kaip būdavo mišinį sėjams. Kiti vadindavo mišanu. Mišans. Matai, jokingai skamba. Mišinys. Nes yra sumaišyta daug sėklų. Atsimenu, būdavo ten avižas, kas ten, nu duobels nežinau, buvo. Avižas tiksliai pamenu, ką buvo. Žirniai buvo. Kas dar buvo, nebeatsimenu. Atsimenu, tik eidavom į tos laukus žirnius skintis. Prisiskindavom blemba į maikę. Su viena ranka laikai maikę užlenkęs. Įskini. Kažkada lygiai tai buvo vyšnių prisiskinęs. Ar trešnių, net nežinau, kas ten buvo. Vyšnės gal stambios tokias. Na ja, nes rūkštokas buvo. O, tai maikė graži buvo. Da taip, anos nelabai nori išsiplauti. Kaip sakant, vogiam vyšnės, tai tik niekam nesakykit. Vogiam vyšnės, tai prisidėjau į maikę, eidami namo valgiam. Grinai nesuprasi, kad vyšnės valgiai ir kai neturė, nu, kad tikrai nepirkai, nes tada nelabai mados ir būdavo pardavinėti, nes čia ne kiekvienam kieme augdavo. Taip, dabar mums kelionė į Šilalę. Per Varnius, Laukuvą ir minsam į Šilalę. Gerai, kad pamačiau. Blokiruotės reikia išsijungti juk. Tai va, rytojaus da planai nėra aiškus kol kas. Galutinai, ta prasme, pradžia aiški, bet iki galo dar nėra aišku. Bus matyti. Parodykim, kad gali lenkti. Jis nelabai matys, pas mane tie posūkiai priekabai labai tamsiai šviet. Tipo papiktintas lempas yra. Posūkis biški yra paniaukts jodai. Nu, ne originaliai, ta prasme, o tokias lempas nupirktas. Tamsai gerai matos, bet šviesoj tai nelabai. Nu, matos aišku, bet nėra taip, kad jau ypač dabar, tai prieš saulę važiuoji, žmogus iš paskas važiuoji, tai aš abejoju, kad ant ten labai jau matė tą mano posūkį. Kai jau pradedi pristabdinėti, tai tada faktas, kad suprant, kai jau suksi. Pasižiūrė, tada jau matą, kad posūkis iš tikrųjų dega.
atsilika kažko tai labai. Gal šiukšlės krenta iš po mašinas. Jo, kai pasikrauni ir tiksliau, kai išvažiuoji į kelią tik ką pasikrovęs, tai problemikė, labai daug tų šiukšlių krenta. Ypač pirmus kokius 5 kilometrus gal. Pati pradžia, aišku, baisiausia būn, nes ten vis tiek būn daugiausia, tų smulkių visokių. Na, paskui jau kas atsikrata arba kas nuo vėjo pasipriešinimą dar iškrent. Bet tas protingas žmogelis atsilikęs daugiau nei saugio atstumų. Ne tai, kai kiti prilipę prie subinės važiuoja. Nu ką, baigiam šią dienelę. Važiavam į Šilalę, išsikrovėm. Per raciją pakalbinau vairuotoją čia, traktoristas, sako, iškraus kas nors, apačiam išsikrauti, ką turi. Oi, sako, visokią šūdą turiu. Ir 6 metrių, ir 5 metrių, ir pušinių, ir eglinių, ir 2 krūvas. Nu, ta prasme, ne 2 krūvas, bet ant 2 vaštaraščių, reiškia atskirai krūvas visas. Blemba, sak, tokį miksą geriau, sak, būtų, kad pats išsikrautum. Nes ten su tokiu traktoriu dideliu, ne ekskavatorius, bet traktorius, tai nam ten būtų varga vakarienė. Jeigu tai paimti vienu įpų viską iškrauti, tai aišku geriau būtų. Per kokius 3 kartus jį būtų iškrovęs vieną rungą. Nu, tai teka pačiam išsimesti. Praktiškai apsistojau čia pat, kaip ir prieš tai naktį, kad buvau. Palei kanalą. Palei malkas, čipsus ir taip toliau. O jeigu kažkas važiuos, tai spigins man čia. Aišku, užtrauksim užuolaidas, nieks nebespigins nieką. Šviesam. Vat, šiandien reikia įsijungti. Oi, ne tą paspaudžiu. Šiandien krepšinis. Aišku, jau viskas yra įvykę. Pasibaigė ta prasme. Ne, gal pasibaigė dar nėra. 8 valandą prasidėjo. Tai mes įsijungsim. Atsisuksim, ta prasme. Bet baisu dabar įeisiu į TV3 ir aišku, pomt iškart pačią pabaigą ir išves. Reiks parašyti, kam nors paklausti, baigėsi jau krepšis ar ne, nes jeigu, sako, įsijungsit, čia tokia ta televizija yra, kad turi įeiti į kanalą būtinai tą ir tada tik gali atsisukti. Tai įeini ir pist matai jau galutinį rezultatą, o tai ir tai buvę ne kart su Žalgiriu. Įsijungi ir pum, pamatai rezultatą, visai nebeįdomu jau žiūrėti. Žiūri tipo, bet jau kitą veiklą užsiminėjai. Na ir aišku, dabar man reiks užsipildyti ataskaitą šios dienos, susiskaičiuoti kubus, į programą įsivesti, rytoj pasiruošti vaštaraštį. Ne taip ir daug tų darbų iš tikrųjų. Bet jau jaučiuos pavargęs jau. Nors nėra tų kilometrų daug, 300, beveik 400 kilometrų kaip į vakar. Vakar virš 4 buvo. Šiandien atrodo kažkaip mažiau judėjau, bet irgi taip panašiai. 3 reisiukai padaryti. Nėra tai blogai. Tiksliau, pakankamai gerai. O ne, nėra tai blogai. Būna geriau, bet labai gerai. Tas ir pas mane ryt penktadienis, tai vieną reisą tikrai žinau, antrą reisą skambinau vadybai, klausiau, kokie planai rytoj, ką daryti. Nu, tai sako, jeigu remontų turi kažkokiu tai mašinai, tai tada planuosiu į bazės pusę kelionę. Bet sako, tada jau iš bazės pusės niekas to neapturėsiu iš Šiaulių pusę. Baliam, sako, tų remontų nelabai yra, tavo vienintelė rankina susitvarkyti, įvarės įsidėti kažkokias tai. Tai va reiks ryt mechanikai pasukti. Jeigu turės baziai tų įvarykių, nu tai tada reiks planuotis kelionę. Nes šįryt pasireguliavau dar kartą, tai dabar į koją rankena nebekliūn, jau kaip ir vis gerai. Nu kaip kliūn, bet ne taip kaip prieš tai, kad turėjai įremti su visą ranką praktiškai koją. Bet dabar į kairę pusę, į turėklą, galim sakyti, remas rankena. Tas mano
vadinams žargoniškai rычags vairalasdė. Tai yra irgi nepatogiai, jeigu nori į kairę posūkį daryti, nu, tai ir tokį į tą metalą atsiriam ir taip išlėtai jų tas krans. Turi tada ir kryptį tiksliau, horizontaliai kryptį nekeiti. Nes taip į kairę, jeigu reikia sukti, nu, tai ir sukiai kairę. Tik tiek, kad turi arba žemyn dar tuo pačiu spausti, arba aukštyn, kad pro tą turėklą praeitų. Ta mano vairalasdė, nu tada jau jud, bet toks žaidims gaunas. Tai va, jeigu turės į varikės, nu, tai tada reiks važiuoti į bazę. Jeigu neturės, tai nėra ten tikslo man važiuoti. Aišku, gerai būtų nusiplauti mašiną, nes ten, kur yra, sakykim, kur minimaliai praleidiniai hidraulinį skystį ten apsinešė dulkiam, tai toks jau susikaupęs kalnas yra. Bet dėl tokio dalyko, tai nėra ko. Vis tiek gal kažkada, anksčiau ir vėliau vėl reiks važiuoti. Ir kaip dažniausiai būna, tik susitvarkai kažką, tai ant sekančios darbo dienos būtinai sulaužai vėl kažką. Tai geriau neit link to, kad nebūtų dar daugiau tų siurprizų. Vas, šuniuką pašėriau buvo atėjęs. Kažkada buvo, nu čia vietinis toks ateini iš kažkur tai nuo sodybos matyt. Visi pašer, kokį dešrį gali numet, nu tai tas ir žino, kad vakarį reikia ateiti. Taip aplink ėjau batus nusivalyti, nes blemba šiandien tos rastus, kai kroviau, ten vienoj vietoj prie Kuršėnų labai šlapiai yra. Viena pusė kelio nebloga, pradžiūvus, o kita kelio pusė, nu, per metrą tiesiskir, upelis ten tekėja, grinai per provežas. Tai tokia tešla, blemba įlipauti, tai apsisėmė visas bats tešlom iš karto. Ai, nu, načia. O vakarą buvau nusivalęs irgi. Nu tai va, ėjau. Čia toks irgi upelis tek, ne tas, bet per betoną, va tas, kur atbėgi iš ten, ir taip įpraeint pro visą mašiną. Ir pačiam gale yra jau toks gilesnis, ten porą centimetrų giliai jau, sakykime, tas upeliuks. Skaidrus vandeniuks, nu tai va, batus nuėjau nusivaliau, čia per tą pusę pareinu, išlendu. Opa, šuo, tai bliombai, taip eiktų, kai išsigandau pradžiai. Paskui žiūriu, draugelis, ne vieną karčieris. Kažkada dešrelę daviau, paskui kitą kartą atėjo, blemba, duonas numečiau. Neėd, išpindėjęs. Nu, duona rets, kur išvaėd. Konservą turėjau žvėrienas, atidariau. Nu, praktiškai visą konservą ir atidaviau. Sutratina. Dabar tie galvoju, ką duonas vėl neduosiu, juk neės. Mėsos neturiu. Blemba, galvoju, turiu 2 bulkutės su varške. Atplėšiau kampą, numečiau, pauosti. Paciesk. O, tu galvoji, išpindėjęs, esi geras. Paėčia iki pagalių, tu apsisuka parein vėl. Palaižė. Apsižvalgia aplinkui. Nieks nemata, hop, įsuėda. Ai, blemba, sakau. Šuniuks. Tai va. Pasižiūrėsim krepšį, pavalgysim vakarienę, nors jau labai vėlų. Nu, kaip labai vėlų. Kiek čia tų valandų? Be 15:10 pas mane. Nėra taip labai vėlų, bet valgyti jau kaip ir per vėlų. Nu, bet ką padarysi. Tokia tai vairuotojų dalia yra. Valgyti tada, kada reikia. Tiksliau, kada išpuolo, ne kada reikia. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančią kartą.